Labas vakaras, su jumis sveikinamės iš Palangos. Ir kaip matote, pas mus šlapia. Išvažiavom, kai saulė švietė, tai tikėjomės, kad čia pamatysim saulėlydį, pamatysim gražų laužą. Pamatysim gražų laužą ir gražų saulėlydį? Jo, kur tas saulėlydis? Nu, jau visiškai pasislėpęs. Bet mes norim pyrago. Mes užsakėm, sakėm, noriu skanaus pyrago. Ir skanios kavos. Ir mes tiesiog atvažiavom švęsti joninių su pyragu. Ir nesimiego. Nes miego norim. Ne, juokauju, per joninės būdavo tradicija, kad važiuodavau šventėm ir tada iki 6 nemiegot. Ir maudytis ežere. Ir antros joninės, kai nesimaudau. Ne taip visą. Gal sudėkti jūrą. Žiūrėk, kokios gražios angėlės. Taip. Ant mano galvos. Nu, karūna. Einam valgyti pyragą. Noriu ledų, vaflių Palangos. Ir tavo apsals širdelį ir tada nebepavairuosi namo. Ne. Laukiam mes dar pyragą. Mes vienodai. Dar net atrodom vienodai. Nu, mes ir kavas vienodas susisakėm, ir pyragą vienodą. Mes šiandien kęsis. Pamaišykim vienodai. Aš pyragauju. Laukiam pyrago, tai dabar skanausim ir mėgausimės lietumi. Ar skanu? Skanu? Be žodžių? Pilna burna. Skaniai pavalgėm, gerai pasibuvom. Dabar Pyragą pavalgėm. ant tilto vaikštam ir pasirodo, joninės Palangoj nevyksta. Tai važiuosim. Skliausteliai Palanga ir buvo paskaityta skliausteliuose Palanga, o nebuvo perskaityta, kad yra šventoje, tai čia mano klaidelė tokia, atsiprašau. Tuščia, labai Ne, tuščia, vaikas. Nu, vis tiek patiltas tuščias. Aš taip oficialiai tave pasiskaičiau. Baigite juokus. Atsiprašom, baigsiu juokus. Čia nedaug, bet ten daug. Nu taip, viskas sugadina. Žiūrėjom, šventai, o pagalvosim į ten aplaužo. O, va čia dabar gerai važiuoja. Pasivaikščiam, paparčia žiedą neradom, bet tai mums gerai. Bet taip nejauku naktį vaikščiam. Nu, jauku, gražu visai. Žmonių yra. Tai va vien... Atrodo, grinai šerkšnas gražiai atrodo, kaip apširkšnyje. Tai vienu žodžiu, fantastiškai, man tai patiko. Sutikom tokia tetą, sakom. Nebijokit. Ne, mes ieškojom laužą, sakė, laužas jau senai sudegė, bet sakykit į tą miškelį, sakom, bijom, kažkaip baisiai atrodo, sak, nebijokit, labai gražu. Tikrai eikit, nu tai išbandėm, tai patiko, tai vienu žodžiu, biš pasijautėm kaip Helovyne, bet čia visgi joninės. Gražu labai. Gražu. Tiek naujienų iš mūsų reportažo. Viskas, baigiam. Pas mus gavos tokia situacija. Mums tiesiog kabino lempą ir bekabinant pukšt ir išdaužė mums išdažytas lubas. Tai va, Agnytė dabar taiso. Tikiuosi, kad pavyks, nes aš Pavyks, kažkaip gerai. Aišku, čia mūsų ta lempa dar... Lempą nekreipiam dėmesį, nežiūrime į ją. Nerodyk, užtenka. Nes mes ją dar irgi taisysim. Žiūrėsiu, ar tas lubas išeis ar ne. Uždenk lempą, nerodom. Pirmą kartą darau, tai bus matyti. Nu, viskas, va, mūsų spintelį, tu ten mataisi. Ir va, mes jau čia esam pasidėję, dar rankenėlę tik neįdėjom. Nu, nedabaigėm. Nuvežė meistrui, mums išpjovė tą lentutę ir mes jau čia taip jau gražinamės. Dar reikės man nušveisti jo parduotuviai, kai sakiau, kaip čia kapčia. Ir vėl bus dulkių, ir vėl bus šiukšlių. Ir dažyti vėl. Nu. Nežinau, ar dažų bijom. Sveiki, kaip mes čia šiandien gražiai leisim laiką, kaip mes atvažiavom pas draugytę. Dabar čia mes tiesiog čilinam. Aš atostogauju, kaip gerai išvažiuoti kažkur biškutį pailsėti. Agnytė ten jau sėdi prie vandens telkinuką ir jau ilsisi. Vakaroja, o vakaras tai nuostabus, saulutė šviečia. Tiesiog fantastika. Ane, Agne, fantastika? Fantastika. Aš tiesiog atsisėdu ir taip gerai. Esi saulės pabučiuota, nes esi visa apšviesta. Va, kaip tu čia. Gera, ne?
Man reikia ir į vandenį įkristi atsargiai. Pataikėm dieną. Taip, ištaikėm, nes visada lyja ir rytoj rodo lietų, ne, o šiandien dienelė nerealiai gerai. Nerealiai. Tiesiog atrodo mėgojas kiekvieną akimirką ir atrodo, kad ta akimirka nesibaigtų, tiek į fainą. Einam žiūrėti, draugytė ten ruošia, žiūri, ką mes šį vakarą kaip vakarosim, kaip mes leisim laiką, ką valgysim ir taip toliau. Tai einam pasibūti kartu ir pačilinti. Net nesinori, net keltis, taip čirkšt atsiguliai. Taip paimti ir užmigti, taip raminai. Jo, vandenuks ten čiurlena dar, vandenukas, tai taip faina. Nu ką, Lekiam. Šiandien su Agnyte prisipirkom gėlių į mūsų mandalą. Tai va pilna mašina ir šičia. Dabar kraustamės ir paskui eisiu sodinti. Papusryčiavom ir dabar atėjau sodinti. Tiek mašinoje atrodė daug tų gėlių, čia įsikraušiau. Atrodo, nieko nelika, dėtų man. Einu sodinti dabar į mandalą, rauti našlaitės, nes visiškai jau nudžiūva. Ir tada pagražinsim. Nu, manau, bus viskas labai gražiai, vis tiek žydės, vis tiek atsinaujins. Dieve, kiek vėl prilaidyta tų šakelių, tas vėjas šiemet draskai ir pastoji kiekvieną rytą. Tai va, mandalą reikia atnaujinti, visiškai nevėžyti mano našlaitės. Tai buvo gražiai spalvotai. Nu, bet nieko nepadarys. Reikia, tai reikia. Gerai. Kimbam į darbus. Sodinau gėlytėm, dabar mandala vėl žydi, vėl graži. Einu dar nuomedžio visas ten šakas nurinkti ir eisim su Agne kepti kavytės. Mes puodukus nusipirkom gražius pyragėlį, tai eisim pasimėgauti. O ko? Ne. Reikia šiam gyvenime, reikia mėgautis kuo daugiau, nes kitaip neįdomu. Čia prie mano susodinau gėlytės, graži. Patinka man. Grįžau. Mes su gražiais naujais puodukais ir gražias lėkštutės desertui, ne? Desertui labai gražiai. Nu, kaip tik paprasti puodukai, bet labai simpatiški. Šių metų spalvos. Dar labai noriu tokį puodelį, pamačiau ir negalėjau nenusipirkti. Toks kaip debesėlis. Puodelių holas. Mėgstamų. Pagal nuotaiką. Kai geriu šito, jaučiuosi kaip fėja. O dabar kaip jausiesi iš šito? Gerai jausiu. O iš šito? Abudu labai gerai. Tik apie puodelius einam dabar desertą valgyti. Aš taip laukiau to pyrago. Aš jau rašau mamai, gal pareisi per traukėlį. Aš prie kompiuterio ten dirbu ir o Dieve, kaip aš noriu to pyrago. Gerai. O aš nedarau pertraukas ir laukiu. Toliau dirbu. Ir pertraukos. Parėjau po darbų. Aš pasidariau, aš vis tiek kavos per traukėlį. Visiems skanios kavytės, gerų akimirkų, kas jas turite ir mėgaujamės dabar. Iki. Agnė dabar fiksuoja gražius momentus. Jau nufilmavai? Apsinuoju džemperį kažkaip vėsoka. Kur čia ta vasara? Jis sakė, ateis karščio banga, ką tu nori. Tuoj bus. Palauk. Ir jinai bus. O vasara, tu vasara. Nu, gerai. Nemoku šitokį eilėraštį. Aš irgi čia pati savo sukūriau. Geriau parodyk savo džemperį dar. Atsuk, koks bučkis. Nu, matai, kaip gražu. Čia Agnytės tapytas džemperis. Bučkiukas. Bučkis visiems. Jums siunčia Agnė bučkių. Pas mus vieną naktį atėjo jautis į sodybą kaimynų. Tai va išdaužė stiklą, pridarė žalos. O aš nemoku kreiptis, nemoku skūstis, tai va dabar taip ir nežinau, kaip mes čia tvarkysimės. Gyvenimėlį linksmint mus. Kaip sakant, tikriausiai taip linksmiau gyventi, ne? Gyvenimas yra gyvenimas. Tai manau šitaip ir pabaigsiu video. Tegu gyvenimas būna nuostabus visiems. Ate, iki kitų kartų.